Aš kaip matuoju potencialą lyderio. Dalykai, kuriuos aš darau, sprendimai, kuriuos aš priiminėju, auga. Verslas auga. Ir ne po 1 milijoną, 10 milijonų, ateityje augs 100 milijonų. Aš jaučiu mažiau streso, darydamas daug didesnius dalykus. Tai aš turiu potencialą. Vėlia kiek? Kieno dėka? Mano dėka. Kaip aš tą pasiekiau? Jūsų mokymas. Gavau įrankius, pritaikiau ir pasiekiau. Mano žmona dabartinė pradėjo mokytis, susirado. Jinai norėjo save motyvuoti, norėjo, kad darbdavys motyvuotų ir ieškojo, susirado jūsų mokymus ir sako, aš noriu eiti tuos mokymus. Jinai pradėjo ir aš pradėjau ją stebėti ir pradėjau pamatyti, kad šalia manęs esantis žmogus keičiasi. Ir į gerą keičiasi ir labai stipriai keičiasi, tobulėja. Ir galvoju, kažkas čia gero vykstant tas mokymas, parodyk, kas tenais yra. Ir atsiuntė man tą testą klausimyną, pirmus gal 10 klausimų užpildė, supratau, kad yra stipru. Kitokie klausimai, galingi klausimai, gilus, pavargau, prisėdau ir atsimenu, kad kai visus atsakiau, buvau išsekęs. Atsakęs visus klausimus, savo pasakiau, eisiu. Aš esu Tomui tą pasakęs, aš jo tikiu. Fantastiškas treneris, aš iš jo mokausi nuoširdaus atjautos klausimuose. Jis tą daro su meile, su didžiulė aistra ir tai yra aukščiausias pilotažas. Viskas apgalvota, visi žingsneliai išdirbta ir todėl, kad su meile, todėl, kad žmogus tiki tom, ką daro. Ir man čia yra pavyzdys. Taip pat aš elgiuosi, kurdamas savo verslus ir kurdamas save. Atsidūriau tęstinių mokymų centre, tai pradėjęs dirbti Hotremoj, kaip įmonės vienas iš kultūrinių DNR yra tas nuolatinis tobulėjimas, augimas, tai jau prieš ateidamas į čia tą suvokiau ir pradėjau. Prieš dar COVID pradžioj pajutau labai stiprius perdegimo signalus. Pradėjau jausti netgi fizinį skausmą nuo įtampos krūtinės srityje. Tikrai degiau ir po kokio pusmečio natūraliai pakeliui pasitaikė man tęstinių mokymų centras po ranka ir aš pradėjau eiti į Fronezis programą. Labai apsidžiaugiau ir nustebino, kad iš tikrųjų man tai, ką pradėjęs buvau daryti, toks patvirtinimą gavau, oba geras, būtent apie tai ta programa apie pokyčius ir yra. Tai man labai susidėjo viskas į vieną, kad aš gavau ir asmeninių pokyčių paketą, nutaikytą į charakterio bruožus, būdo savybės, įkeitimas į darbą su savimi. Ir plus dar gavau vadovavimo paketą, tai yra įrankius papildomus praktinius, kaip tą integruoti į kasdienį darbą, į vadovavimą, į veiklą. Ir baigiau aš Fronezis programą, dabar esu Da Vinci klube ir laukiu Artifex programos, nuo gegužės pradedu 2 metus. Aš nežinau kitų mokymų, kur reikėtų per metus atlikti 500 užduočių man pačiam. Tai ne teoriją išgirsti, bet man pačiam dirbti su savimi, atlikti tiek užduočių. Žinių gauti konferencijų yra pilna. Mokymų ten trumpučių irgi vienadienių ar ten kelių sesijų irgi pilna. O čia yra 365 dienos, kiekvieną dieną man dirbti su savim, atlikinėti užduotis. Šiais metais, pavyzdžiui, turbūt virš 20 įpročių suformavau naujų. Savo antrąją pusę susikūriau tokius santykius, kokių niekada mes neturėjom. Gimė dukra. Irgi buvo tikslas išsikeltas, tai čia jau wow, čia stebuklas įvyko. Kažkada svėriau 95 kg, mano ūgis 1,72, esu žemo ūgio, šiandien svėriu 74 kg, tai čia 21 kg žemyn. Miego kokybė, mano miego kokybė ir streso lygis tik gerėja. Mano įtampa ir emocinės duobės, kuriuo aš turėdavau, jų nebėra. Aš galiu vardinti, reikėtų tik prisiminti, be galo daug gerų dalykų įvyko mano gyvenime ir šiandien aš kaip niekad jaučiuosi pasiruošęs savo ateičiai. Aš buvau linkęs mokytis ir imti daug informacijos, daug teorijos į save ir po to pasiklysdavau tos teorijos gausoje. Kas man patiko čionais, šiose programose, tęstinių mokymų centro, kad yra toks atsiskaitomumo momentas. Tai yra darbas grupėje, kartą per savaitę susitinkam su kolegom, tai aš tą, ką dirbu su savim, turiu pasipasakoti, prisistatyti. Tas duoda tokį draivą judėti į priekį, tai nėra tik atsiskaitomybė prieš save. Susitarti su savim lengva yra, su kitais jau sunkiau. Mariaus tokie žodžiai įstrigė, kad niekas kitas įmonės ar padalinio neribojo kaip jo vadovas, ne? Jo vadovo augimas, ar ne? Tai tas Mariaus augimas kviečia ir mūsų augti ir rodo, kad be augimo mes labai greitai būsim ribotuvai. Esu suklydęs ir tikiu, kad daug verslininkų daro klaidas. Yra toks posakis, geriausia pardavėjo padaryk vadovų, neturėsi nei vadovo, nei pardavėjo. Tai ir mūsų organizacijoje yra super talentingų žmonių, bet jie ne visi
dirba teisingose pozicijose. Ir šitie mokymai net ne mums, o tiems žmonėms duotų atsakymą, kur jiems sektųsi labiausiai. Kai žmonės žino, ko nori, jie pasiekia savo tikslus. Ir pats Tomas sako, kad sąmoningi žmonės savo tikslus pasiekia. Tai džiaugiuosi, kad aš tapau sąmoningas, nes 97% tikiuosi, neprisikalbėsiu, tų tikslų pasieksiu ir čia iš tikrųjų apie tai. Sąmoningi žmonės savo tikslus pasiekia.